Šiandien čia Šiauliuose turėsime įnirtingą kovą tarp Šiaulių futbolo akademija B komandos ir taip, rungtynių teisėjas Deividas Dargužas apsikeičia ekipos pavojingesnėm progom. Čia Valuckas su kamuoliu. Smūgis kairę koją ir turime pirmąjį rungtynių įvartį. Įvartis pelnomas 66 numerio Augustas. Ir keičia vėl atako, bando keisti atakos pusė šiauliečiai, tačiau čia Paulius Urbelionis. Ir šiauliečių ekipa. Ir kiek nesėkmingas šiauliečių perdamas. Smūgis kairę koją. Ir čia puikiai. Turi ir 2 žaidėjas. Puikiai suranda Augustą Valucką. Perdamas į baudos aikštelę. Ir čia tik Petkus su kamuoliu. Perduoda Česnauskiui. Na, šis išnaudoja savo greičio galimybės. Ir galiausiai susitvarko su varžovu. Ir Belionis su kamuoliu. Pinasi truputėlį kojos. Smūgis dešinę koją. Rikošetas ir... O ataka buvo išties pavojinga. Gustas. Jansonas. Kairę koją smūgis. Ir šalia. Gustas vienas. Turi 2 šis. Pažymė perdamas ir smūgis vieno lietimu. Ir čia puikiai žaidžiamas kamuolys. Česnauskis jau kairiuoja atakos kraštu. Perdamas į baudos aikštelę ir čia. Du savo oponentus apžaidžia. Šis smūgis dešinę koją. Ir kokį įvartį muša Petkus. Kairiuoju atakos kraštu 3. Ir taip, rungtynių teisėjas Deividas Dargužas signalizuoja rungtynių pabaigą. Rezultatu 2-1 rungtynes laimi Vilniaus rajono Transinvest B ekipa.